ar yra jūsų būtent šeimoje tokie dalykai, tokios jausenos? Ar kada nors pasijutai tiesiog kaip mažas vaikas, kai tėvai tau pasakė, o tu turi daryti? Kartais mes santykiuose lygiai taip pat pasijaučiam. Sėdim ir nesuprantam, kas įvyko. Kai grįžus iš po darbo vyras jau turi planų. Tu tvarkysi ramiai namie, buvai suplanavusi pasėdėti, pailsėti po darbo, nes diena buvo sunki, o vyras jau suplanavo, mes važiuojam, mes lekiam, mes darom. Ir atrodytų viskas kaip ir faina, jisai tas vyras, prie kurio nėra liūdna, jis mėgsta daryti staigmenas ir nuolatos žino, kad reikia prasilakstyti ir kažką įdomaus nuveikti, ar ne? Bet nėra to dalyko, elemento, kad jisai ateitų ir pasakytų: žinai, aš turiu tokią idėją. O davai varom dabar pasivaikščioti arba varom pas draugus, atsigersim kavos ar alaus, šampaniuko. Bet ne. Jo bendravimo stilius truputėlį kitoks. Rinkitės visi ir važiuojam. Kur važiuojam? Kada važiuojam? Dėl ko važiuojam? Romas jau laukia. Greičiau. Ilgai laukęs dar palauks. Man dar nesusidėlioja gal ta idėja, kad aš esu pastatyta prieš faktą, kad jau mes kažkur turim važiuoti, lėkti, eiti, svečiuotis, kai pas mane visai kiti buvo planai. Bet vyras tiesiog pyst ir nutarė už mane, už vaikus, ką mes veiksim. Ir kad šis vakaras bus pas Romą. O kodėl ne pas mano draugę Laurą? Kodėl pas jojo draugą? Kodėl niekas nepaklausė, ar aš turiu jėgų ten važiuoti, šypsotis? Kai daug kartų tiesiog aš esu pastatoma prieš tą faktą, kad mes važiuojam. Kai aš pasakau, kad būtų faina, kad būtum šį savaitgalį kartu, nes atvažiuoja mano pusseserė ir josios vyras, ir kad būtų faina ir malonu, kad mes sutiktumėm juos. Bet nepaisant to, aš išgirstu, kad tu jau susiruošei į medžioklę ir kad šis savaitgalis tiesiog yra medžioklės, o tau reikia, tu ir būk su tais savo svečiais. Kai aš noriu prie ežero, sodyboj, kur nors romantiškai pasibūti, kur niekas netrukdytų ir galėčiau nekompleksuojant išmesti savo lašinuką ir pasideginti, išgirstu, kad čia galvoji, kad čia nesąmonės prisimastai, aš jau sakiau šventoji mum namelį, kai tarsi aš esu santykiuose, bet planų nutarime ir planų kūrime aš neegzistuoju. Kai aš neturiu savo žodžių, kai aš turiu tiesiog prisitaikyti ir daryti tai, kas pasakyta, ko nori vyras. Kai atrodytų nėra piktumų, bet kartu aš jaučiuosi viduje tuščia vieta. Nes niekas nenori išgirsti mano nuomonės, niekas nenori išgirsti mano poreikių, kai niekas net nepagalvoja apie mane, kai aš tiesiog esu ant tiek neįdomi ir nesvarbi, kai aš net nesijaučiu santykyje su vyru, kai aš sėdžiu ir galvoju, jau išėjau iš tėvų namų, o dar vis turiu tėtį, kuris nusprendžia, kur mes vis dėlto eisim, ką veiksim, kuris nusprendžia, ar man šalta, ar man šilta, kuris nusprendžia, ką aš jaučiu. Nes ir tada, kada aš noriu pasakyti, kad jojo planai su mano planais nesuderinami ir aš tai bandau pasakyti gražiai, man taip pat yra įdiegta tada iš vyro pusės. Aš geriau žinau, nei tu čia pavargai, nei tu čia ką.
Važiuojam tiktais, pamatysi, bus linksma. Ko tu čia kiekvieną kartą užsirauki? O paskui sakai, kad aš niekur su tavim neišeinu. Bet aš noriu išeiti. Tiktais aš noriu išeiti, kada tai yra su manim suderinta. Ir ne dėl to, kad aš esu kažkokia kaprizinga mergaitė. Ne dėl to. Aš noriu žinoti, kad esu santykyje su suaugusiu vyru. Nes kada santykiai yra tarp suaugusios moters ir vyro, jie bendrauja. Jie kuria planus, jie tiesiog kalbasi, duoda pasiūlymus ir ieško kompromisų. Tai kai davai šį savaitgalį prie jūros, o kitą savaitgalį davai prie ežerų su palapinėm. Kai po darbo šiandien gal niekur neikim, bet rytoj gal bus geresnė diena ir tada apsitarsim. Galbūt nulėksim. O jeigu ne, tada planuojam savaitgaliui. Kai kitą sykį aš ir pavargusi nusišypsau ir sakau, nu gerai, einam pasivaikščioti. Nes aš žinau, kad jisai su manim bendravo, kalbėjo ir ieškojo to kompromiso, kai jis manęs atsiklausė, kas man yra svarbu, kaip aš jaučiuosi, ką aš galvoju, ko aš noriu. Ir kartais tai būna tokios mažos smulkmenos. Kai jis eina į virtuvę ir sako, o tu gal irgi kažko nori? Tuo pačiu atnešiu. Kartais iš tokių smulkmenų, kurios lieka mūsų viduje, susidaro labai didžiulis emocinis būvis. Kad aš nuolatos renku nuoskaudas, nuolatos renku skausmą ir jaučiuosi vieniša, jaučiuosi užmiršta, nematoma, negirdima, nesvarbi, neįdomi. Kai galvoju, kaip man suteikti sau visą tai. Kaip man pasakyti, alio, aš esu santykiuose. Kaip man pasakyti, alio, o kur aš? Ir būtent tokie elementai tai nėra lygšių pasitrankymas, bet tai yra signalai, kad kažkaip reikėtų dar tvarkyti mūsų komunikaciją. Ir ne tai, kad davai sukeliam kažkokį kibišą, agič, kodėl tu eilinį kartą su manim nesiskaitai, bet galbūt pasimokyti tos komunikacijos kitaip, kai taikiai galima išsakyti ir mane pagaliau išgirstų. Arba rasti tos žodžius, tą balso tembrą, kuris leistų mums susikalbėti ir kuris leistų jam danešti šitą informaciją, kad ir aš turiu nuomonę, ir aš turiu norus, ir kad tu jau per daug dominuoji. Kad tai vėliau nevirstų dideliu skausmu, nuoskaudomis, pykčiu, susierzinimu, nepasitenkinimu ir tuo bejėgiškumo jausmu iš vidaus. Kada fainas žmogus, bet jau man būti su juo. Man jau bloga, nes per ilgai buvau neišgirsta. Per ilgai nesiskaitė su mano nuomonė. Ir santykiai man tiesiog nuo to apkarto. Ir jeigu jums yra pažįstama šitą situaciją, tiesiog uždėkit jaustuką. O jeigu kyla kokios nors mintys, pasinaudokite anonimo funkciją ir tiesiog parašykite, pakomentuokite savo mintis, galbūt klausimus. Suraskime, kas giliau yra po šituo sluoksniu.